Strategija realiam gyvenime reikalauja, kad ar tai būtų įmonė ar žmogus, jie aiškiai apsibrėžtų, ko siekia ir surastų geriausią būdą tai padaryti. Jeigu šnekėt apie žmonės, apie galbūt jūs klausančius, kartais be abejo nėra aišku, ko nori. Ir tada išsiaiškinimas, ko nori, tampa tuo tikslu. Bet kaip išsiaiškinti? Ko gero reikėtų tada ieškoti galimybių ir būdų patirti tos įvairius veiksmus, įvairias aplinkybės, kurios padėtų suprasti, ko nori ir kur norėtum link eiti. Strategija tiesiog yra priemonė padėti tuos dalykus susidėlioti konkrečiau, kad tai nebūtų vien tik atsitiktinumo vedami įvykiai, o tai būtų kryptingas siekis, leidžiantis maksimaliai gerai panaudoti jūsų laiką, jūsų pastangas, energiją, nes, kaip žinia, labiausiai trūksta laiko. Pagalvokit, kaip greitai jau baigėsi mokykla, patikėkit, likęs gyvenimas bėga taip pat greitai ir iššvaistyti jį labai lengva. Strategija padėtų to nedaryti, padėtų tai daryti, atlikti kryptingai ir gyvenimą gyventi kryptingai. Mąstyti priekį būtina, tai nėra net pasirinkimas bet kuriam žmogui, kuris norėtų kažką pasiekti. Dauguma dalykų, kurie yra prasmingi, nėra atliekami per dieną ar per pusdienį. Dauguma iš jų reikia ir ruoštis, ir stengtis, kai kurie užtrunka net ir visą gyvenimą. Nemastant ir negalvojant apie tai iš anksto, nesusidėliojant savo veiksmų ar bent jau kažkokiu tai gairių, labai sunku tai pasiekti. Tas, kas nemasto, rizikuoja užstrigti maloniuose kasdieniuose dalykuose ir niekada niekur nenujudėti, nepasiekti nieko prasmingo, didelio, laimingo, gero, tai, kas tam žmogui būtų svarbu. Tai mąstyti yra būtina. Tam, kad planuoti geriau, turit aiškiai apsibrėžti, ko siekite. Įsivaizduokit, kad norėtumėt baigę studijas dirbti stambioje tarptautiniai bendroviai, marketingo skyriuje, pavyzdžiui. Jums tada reiktų pasižiūrėti, o kogi reikia, kad ten dirbti, kokius kandidatus priima, nes į vieną darbo vietą jie gauna kartais šimtus reziumė. Ten galbūt atrasit, kad reikia anglų kalbos žinių gerų, kad reikia įrodyti savo kompetenciją marketingo srityje, kad reikia sugebėti organizuoti sudėtingus projektus. Žinant tai, tada verta eiti nuo to tolimo tikslo už 4 metų dirbti toje bendroviai, link dabarties išdėliojant tarpinius tikslus. Pavyzdžiui, galbūt vertėtų jau šiais metais užsirašyti į vienas ar kitas varžybas, verslo atveju varžybas, kur galėtumėt įrodyti, kad suprantat sudėtingas situacijas. Galbūt verta įsitraukti į projektinės veiklas, organizuoti kažką studentų tarpe, kad įrodytumėt, kad esat energingas ir sugebat suvaldyti sudėtingas situacijas. Kas tai bebūtų, ko jūs besiektumėt, pažiūrėkit, ką darė geriausi, ko reikia, kad būti geriausių kandidatų tam sąraše ir tada išdėliokit laike tuos tarpinius tikslus, kurie leistų tai pasiekti. Vienas svarbus momentas, kad planas niekada negali būti statiškas. Jeigu jūs jį surašysit ir pamiršite, jo vertė labai maža. Gyvenimas keičiasi, jūs keičiatės. Vadinasi, būtina kas mėnesį, kas 2 grįžti prie to plano, pergalvoti, pakeisti, nes tik taip, lankščiai ir kryptingai siekit, jūs pasieksit tai, apie ką svajojat.